Pasaulis pilnas keistų, neišspręstų paslapčių. Nuo nusikaltimų, kurie tapo neišaiškintomis bylomis, iki visatos klausimų atsakymų ieškojimo. Tiek mažos, tiek didelės paslaptys vienodai glumina. Tabi žvaigždė yra vienas iš paslaptingiausių objektų, kuriuos esame stebėję visatoje. Daugiau nei 100 metų ją stebėjo astronomai, tačiau tik neseniai buvo pastebėti keisti šviesos efektai, sklindantys iš šios žvaigždės. Jie vis dar išlieka paslaptingi, kaip paaiškinimai buvo siūlomi tiek dulkių debesys, tiek nežemiškos technologijos. Tabi žvaigždė yra už 1470 šviesmečių nuo Žemės Gulbės žvaigždyne. Jos negalima pamatyti be teleskopo, o iš pradžių ji neatrodo niekuo išskirtinė, palyginti su aplinkinėmis žvaigždėmis. Tik atlikus išsamesnius stebėjimus buvo pastebėta kažkas paslaptingo. 2015 metais mokslo savanoriai peržiūrinėjo NASA Keplerio kosminio teleskopo duomenis kaip planetų medžiotojų projekto dalį. Tikslas buvo rasti galimas egzoplanetas, planetas, kurios sukasi aplink kitas žvaigždes, o ne aplink Saulę. Šių planetų tiesiogiai aptikti neįmanoma, tačiau kai jos praeina priešai savo žvaigždę, sukelia nedidelį pritemimą. Šį pritemimą galima aptikti ir būtent to ieškojo planetų medžiotojai, analizuodami duomenis. Tabi žvaigždė parodė tam tikrą pritemimą, tačiau jis buvo visiškai kitoks nei bet kuris kitas, kurį buvo aptikęs projektas. Pritemimas buvo labiau nepastovus. Žvaigždės šviesumas palaipsniui silpnėjo, bet taip pat kartais pasitaikydavo didelių kritimų, kurie vėliau palaipsniui atsistatydavo. Šviesos kritimai buvo tokie dideli, kad jei juos būtų sukėlusi planeta, ta planeta turėtų būti pusė žvaigždės dydžio. Šie didesni kritimai buvo nereguliarūs ir atrodo neatitiko kitų egzoplanetų nustatytų dėsningumų. Profesionalūs astronomai atkreipė dėmesį į paslaptingą objektą ir buvo pradėti išsamesni tyrimai. Tačiau dar prieš surenkant daug duomenų jau buvo pradėta spėlioti, kas sukėlė šią paslaptį. Viena iš labiau vaizduotę žadinančių teorijų patraukė nemokslinės žiniasklaidos dėmesį. Joje buvo siūloma, kad egzistuoja nežemiška gyvybė, labiau pažengusi nei Žemėje. Dysono sfera yra hipotetinė technologija, kurią pažangi civilizacija galėtų naudoti savo energijos poreikiams tenkinti. Ji yra megastruktūra, kuri supa žvaigždę ir surenka jos energiją, kurią vėliau gali naudoti gyvybės formos. Vienu laipteliu žemiau yra Dysono spiečius, kuris būtų daugybės palydovų skriejančių aplink žvaigždę savo nepriklausomomis orbitomis ir renkančių energiją formą. Teoriškai Dysono spiečius sukeltų žvaigždės šviesos pritemimą, tačiau tai toli gražu nepaaiškintų daugumos stebimų duomenų. Nėra jokios priežasties manyti, kad Dysono spiečius būtų geresnis paaiškinimas nei natūraliai aplink žvaigždę skriejantys objektai. Taip pat yra faktas, kad Tabės žvaigždė yra F tipo pagrindinė sekos žvaigždė, kurios gyvenimo trukmė yra daug trumpesnė nei mūsų Saulės. Mažai tikėtina, kad bet kuri planeta, skriejanti aplink šią žvaigždę, galėtų išvystyti gyvybę pakankamai pažangę, kad būtų pajėgi atlikti tokį technologinį žygdarbį. Kai mokslininkai surinko daugiau duomenų, jie pastebėjo kai ką įdomaus. Šviesa nuo Tabės žvaigždės neblėso vienodai. Infraraudonųjų spindulių spektre pritemimas buvo mažesnis nei ultravioletinių spindulių spektre. Tai rodo, kad tai, kas sukelia pritemimą, yra labai maža, daug mažesnė nei bet kuris aplink skriejantis palydovas. Vietoj to, mokslininkai pasiūlė, kad už pritemimą atsakingas dulkių debesis. Tačiau tai taip pat nepaaiškina visų duomenų. Tai nepaaiškintų trumpų, bet labai didelių šviesos sumažėjimų ir savaime neatsako, iš kur atsirado tos dulkės. Kita naujesnė teorija teigia, kad dėl to gali būti kaltas planetos netekęs egzomėnulis. Egzomėnuliai dar niekada nebuvo aptikti, tačiau teoriškai jie yra įmanomi. Jei vienas iš jų suktųsi aplink planetą, kuri buvo sunaikinta prie Tabio žvaigždės, yra tikimybė, kad mėnulis toliau suktųsi aplink žvaigždę vienas. Jei jis būtų pakankamai arti, žvaigždė pamažu išsklaidytų medžiagą nuo mėnulio, palikdama dulkių debesį, bet ir didesnius objektus, kurie galėtų paaiškinti didesnių pritemimų atvejus. Mažai tikėtina, kad dėl Tabio žvaigždės paslapties kalti ateiviai, tačiau mokslininkai vis dar nerado visiškai patenkinamo paaiškinimo. Ši žvaigždė gali būti kažkas, ko dar niekada nesame matę. 1813 metų, balandžio 27 dieną, prasidėjo Jorko mūšis, kuris buvo 1812 metų karo dalis. Jis vyko dabartinėme Toronte, Kanadoje, kai Amerikos pajėgos surengė amfibinę ataką prieš miestą ir nusprendė jį nusiaubti. Parlamento ir viešieji pastatai buvo padegti, o sandėliai visiškai sunaikinti.
Tai paliko Britanijos kariuomenę sukrėstą, nes Yorkas buvo okupuotas ir kelios buvusios Britanijos kolonijos buvo prarastos. Tai Britams nepatiko, todėl 1814 metais jie nusprendė atkeršyti. Tačiau jie nepuolė Yorko, kaip būtų galima tikėtis. Vietoj to jie nusprendė pulti Vašingtoną, nes tai buvo JAV sostinė. Britų kariai, vadovaujami generolo majoro Roberto Rosso ir admirolo George'o Cockburno, atvyko prie miesto 1814 metų rugpjūčio 24 dieną ir juos pasitiko Amerikos kariai. Įsiplieskė susirėmimas, tačiau amerikiečiai greitai buvo nugalėti ir buvo priversti trauktis į miestą. Britai nedelsdami žengė į miestą, kur greitai perėmė kontrolę, tačiau jiems neužteko vien užimti sostinę. Jie nusprendė pamokyti amerikiečius, nusiaubdami miestą, kaip buvo padaryta Džorke prieš keletą metų, ir pasekmės buvo pražūtingos. Baltieji rūmai, iždo departamentas ir kiti vyriausybiniai pastatai buvo padegti ir, kas stebėtina, ne vienas britų kareivis nežuvo. Prieš sudeginant Baltuosius rūmus buvo pastebėta, kad Cockburnas atvyko į pastatą ir pats suvalgė dalį patiekalo, kuris buvo paruoštas prezidentui Jamesui Madisonui prieš jam priverstinai pasitraukiant. Tada jis nuvyko į laikraščio National Intelligencer redakciją, turėdamas labai konkretų tikslą. Laikraščio redaktorius buvo paskelbęs keletą niekinančių pastabų apie Cockburną, todėl jis nusprendė išimti visas raidės C iš spaustuvės, kad jo pavardės daugiau nebūtų galima parašyti ir publikuoti. Tada jis grįžo į savo kareivines, kur nusprendė, kad pakanka tik vieno sargybinio, nes tikėjo, jog amerikiečiai buvo visiškai ir galutinai sutriuškinti. Plėšimas tęsėsi kitą dieną, tačiau jis prasidėjo katastrofiškai. Forte McNair. 12 kareivių netyčia per anksti uždegė paraką ir žuvo sprogimo metu. Nepaisant to, didžioji Vašingtono dalis vis dar degė ir atrodė, kad daugelis brangių pastatų ir žymių vietų bus visiškai sunaikinti. Tačiau tada, stulbinančio sutapimo dėka, oras pradėjo keistis ir tai įvyko labai greitai. Tornadas smogė šiai vietoviai, nuplėšdamas namų stogus, išraudamas medžius su šaknimis ir užliedamas sostinę lietumi. Britų sukeltos ugnys buvo visiškai užgesintos ir, pasak visų liudininkų, diena virto prieblanda. Stiprus vėjas ir žaibai dar labiau pablogino situaciją beveik 2 valandas, palikdami daugelį žmonių be nieko. Situacijos rezultatas buvo tas, kad daugelis pastatų, kurie buvo laikyti sunaikintais, iš tikrųjų buvo išgelbėti. Žmonės teigia, kad tai buvo tikras stebuklas. Kiti manė, kad tai buvo tik sėkmės šypsnis, atsiradęs dėl neįtikėtino sutapimo. Tačiau, kad ir kaip ten būtų, miesto žala buvo sumažinta, o Britai nusprendė pasitraukti vos po 26 valandų nuo atvykimo. 2023 m. Liepą Jaredas Šadidas apsistojo Airbnb būste Seale. Ta pačią dieną jis buvo matytas išeinantis iš būsto, palikęs visus savo daiktus. Nuo tada jo artimieji jo nebematė ir iš jo negavo jokių žinių. Jaredas buvo sėkmingas imigracijos advokatas, kilęs iš Quinso, New Yorko. Jis turėjo teisės daktaro laipsnį, įgytą Duke universiteto teisės mokykloje ir anksčiau buvo atlikęs praktiką Common Cause bei Hudsono Institute Vašingtone, Kolumbijos apygardoje. Jam labai rūpėjo padėti mažiau pasisekusiems žmonėms. Pasak draugų, jis buvo labai geras ir protingas. Jaredas gyveno Baltimore'e ir dirbo advokatų kontoroje Grossman, Young & Hammond, įsikūrusioje Vašingtone, Kolumbijos apygardoje. Laisvą laikių jis mėgo lankytis koncertuose ir rašyti apie juos savo tinklaraštyje. Jis domėjosi rašymu ir, pasak draugų, rašė knygą. Pasak draugų, atrodė, kad Jaredas gyvena amerikietišką svajonę. Tačiau kažkas pasikeitė 2023 m. vasarą. Jis staiga metė darbą ir pradėjo kelionę automobiliu palei Ramiojo vandenyno pakrantę. Jaredas jau buvo vykęs į keliones automobiliu anksčiau, tačiau šį kartą jis niekam iš šeimos ar draugų nepasakė, kur vyksta. Daugelis jo draugų nuo 2022 m. gruodžio iš jo visai negirdėjo, o šeima apie kelionę sužinojo tik tada, kai jis buvo paskelbtas dingusiu asmeniu. Liepos 30 dieną Jaredas apsistojo Airbnb būste Seale. Durų skambučio kamera užfiksavo, kaip Jaredas nešasi savo daiktus į būstą, įskaitant ir savo nešiojamąjį kompiuterį. Netrukus po to Jaredas paliko namą. Jis paliko visą savo elektroniką, įskaitant telefoną, todėl po to buvo sunku sekti jo judėjimą. Policija susisiekė su Jaredo šeima, kai jis neišsiregistravo iš nuomojamos vietos. Niekas neįsivaizdavo, kur jis galėjo būti nuėjęs ir nebuvo jokio būdo su juo susisiekti. Naudodamiesi jo Airbnb paskyra, jie sugebėjo atsekti jo judėjimą prieš viešnagę Seale.
Jis buvo sustojęs Forkse, Vašingtono valstijoje ir Los Andžele, Kalifornijoje. Sietlas buvo tik jo paskutinis sustojimas ir atrodo, kad po to daugiau užsakymų nebuvo atlikta. Jaredo automobilis taip pat buvo dingęs, bet netrukus buvo rastas. Rugpjūčio 17 dieną policija surado transporto priemonę gyvenamajame Atwater Village rajone Los Andžele. Pagal stovėjimo baudos kvitą jis ten stovėjo nuo 4 dienos, dar prieš policijai susisiekiant su Jaredo šeima. Vienintelis Jaredo ryšys su Los Andželu buvo universiteto draugė, tačiau ji tuo metu, kai jis dingo, su juo nebendravo. Pasak draugo, kuris paskelbė internete, jis buvo matytas išeinantis iš garažo Seattle. Eismo kamera nufotografavo jį maždaug už 20 mylių į pietus nuo Airbnb, o vėliau jis buvo pastebėtas Dunkin' Donuts kavinėje, netoli vietos, kur buvo rastas jo automobilis. Jaredo šeima nekartą kreipėsi su prašymais suteikti informacijos ir surinko pinigų privačiam detektyvui pasamdyti, kad surastų dingusį artimąjį. Deidžia po kelių pranešimų apie jo dingimą, apie šią bylą žiniasklaidoje buvo labai mažai informacijos. Vienas iš Jaredo draugų toliau dalijosi informaciją apie tyrimą internetinėme Web Sleuths forume. Jis sužinojo, kad Jaredas po savo dingimo kelis kartus buvo sulaikytas Vašingtono valstijoje, dažniausiai dėl tokių dalykų kaip įsibrovimas ar maisto vagystės. Asmuo, atitinkantis jo aprašymą, taip pat buvo pastebėtas gyvenantis kaip benamis toje vietovėje. Jo šeima bandė susisiekti su Jaredo bylos valstybės paskirtais advokatais, kad suteiktų jam reikiamą pagalbą. Deidžia, po kiekvieno arešto jis tiesiog buvo paleidžiamas atgal į gatves ir vėl pradingdavo iš akiračio. Taigi paieškos tęsiasi. Jaredas buvo apibūdinamas kaip 5 pėdų 7 colių ūgio ir svėrė apie 150 svarų dingimo metu. Jis yra afroamerikiečių ir libaniečių kilmės, turi keletą tatuiruočių, drakoną ant dešinės blauzdos, eilutę ir stulpelį ant rankos bei motinos portretą ant peties. Bet kas turintis informacijos gali susisiekti su Sietlo policijos departamentu telefonu 2066 255 011. Londono Daily Telegraph, šiandien žinomas trumpesniu pavadinimu The Daily Telegraph, kryžiažodžius publikuoja kiekviename leidinyje nuo 1929 metų. Nors šie galvosūkiai paprastai laikomi pramoga, šio laikraščio kryžiažodžiai 2 kartus buvo atidžiai ištirti vyriausybės, kai buvo manoma, kad buvo pažeistas nacionalinis saugumas. 1942 metais, Antrojo pasaulinio karo metu, The Telegraph išspausdino kryžiažodį, kuriame viena iš užuominų buvo Prancūzijos uostas, o teisingas atsakymas buvo Diepas. Ir buvo pastebėta, kad būtent čia kitą dieną turėjo įvykti invazija. M.I. Penke, Didžiosios Britanijos kontržvalgybos agentūra, nusprendė pradėti tyrimą, ar kas nors laikraštyje nebuvo užverbuotas, tačiau galiausiai buvo nustatyta, kad tai buvo tik sutapimas ir jokios žalos nebuvo padaryta. Po 2 metų atėjo viena svarbiausių viso Antrojo pasaulinio karo datų. D-dienos invazijos planavimas jau buvo gerokai pažengęs, o tų metų birželio 2 The Telegraph paskelbė dar vieną savo kryžiažodį. Britų žvalgybos pareigūnas atsitiktinai paėmė laikraščio egzempliorių ir kažkuriuo metu nusprendė išspręsti kryžiažodį. Savo nuostabą jis suprato, kad atsakymas į 17 vertikaliai buvo Juta ir tai iš karto sukėlė jam nerimą. Invazija turėjo įvykti vos po 2 mėnesių, o paplūdimys, kurį turėjo užimti Amerikos 4 pėstininkų divizija, buvo pavadintas kodiniu vardu Juta. Tačiau jis manė, kad tai turi būti tik sutapimas. Jis įrašė atsakymą ir tęsė galvosūkį, tačiau negalėjo atsikratyti jausmo, kad atsakymas buvo įtrauktas į laikraštį dėl tam tikros priežasties, pavyzdžiui, perduoti informaciją Vokietijos kariuomeniai. Jis nusprendė peržiūrėti kryžiažodžius, kurie buvo publikuoti ankstesnėmis dienomis ir savaitėmis, ir buvo priblokštas radęs atsakymus Juno, Gold ir Sword. Visi šie žodžiai buvo kodiniai pavadinimai vietų, kurias turėjo užimti JAV sąjungininkai. Savaitėmis iki numatytos invazijos kryžiažodis sukėlė dar vieną sąmyšį. Gegužės 22 dieną jame buvo užuomina Raudonasis indėnas prie Misūrio, o atsakymas buvo Omaha. Po savaitės jame buvo užuomina Svarbus asmuo, o atsakymas buvo Overlord. Gegužės 30 ir birželio 1 atitinkamai užuominos buvo Krūmas yra vaikų darželio revoliucijų centras ir Britanija ir jis laiko tą patį, o atsakymai buvo Mulberry ir Neptune. Visi šie žodžiai buvo tam tikrų invazijos aspektų kodai. Ir šį kartą valdžios institucijos buvo tikros, kad tai nebuvo vien tik sutapimas.
Jie tikėjo, kad kažkas bandė įspėti Vokietijos vyriausybę apie invaziją ir kelias savaitės perdavinėjo gyvybiškai svarbę slaptą informaciją per laikraščių kryžiažodžius. MI5 išėmė iš apyvartos visus birželio 1-osios The Telegraph numerius ir nusprendė pasikalbėti su Leonardu Dow, kryžiažodžių sudarytoju ir Strand mokyklos Eppingame sariografistėje direktoriumi. Dow sudarinėjo kryžiažodžius 25 metus po tarnybos Pirmajame pasaulinėme kare ir jis buvo sulaikytas savo mokinių ir mokytojų akivaizdoje prieš priverstinai įsodinant jį į laukiančią transporto priemonę. Jo namai ir kabinetas buvo abu apieškoti, o jis pats buvo tardomas kelias dienas. Dow vėliau teigė, kad buvo tikras, jog praras gyvybę, nes jo tardytojai buvo itin agresyvūs ir nuolat kaltino jį išdavyste. Jis tvirtino nieko nežinantis apie D-dienos invaziją ir galiausiai buvo paleistas po sėkmingos invazijos. Buvo nustatyta, kad atsakymų ir invazijos sutapimas buvo tik atsitiktinumas, o Dow iš tiesų neturėjo jokio supratimo, kad netyčia skelbė slaptus karinius kodinius žodžius. Kažkur jūros dugne, prie pietinės Anglijos pakrantės, guli 17 amžiaus laivas, pramintas jūros Eldoradu. Jo nuskendime nebuvo nieko pernelyg paslaptingo, tačiau laive buvęs lobis šį laivą paverčia vienu labiausiai ieškomų nuskendusių laivų vandenyne. Merchant Royal buvo 48 metrų ilgio galeonas, priklausiusi ir valdoma Johno Lindbergho. Apie Lindbergį žinoma nedaug, išskyrus tai, kad jis buvo šio laivo savininkas. 2 metus tarp 1637 ir 1640 metų laivas plaukiojo tarp Anglijos ir Ispanijos kolonijų vakarų Indijoje. Tai buvo retas taikos laikotarpis tarp Ispanijos ir Anglijos, o Ispanijos kolonijose buvo gausu aukso ir sidabro, kuriais tokie jūreiviai kaip Limbrechtas norėjo pasinaudoti. Jis gabeno prekes ir amuniciją į Ispanijos kolonijas, o į Angliją grįždavo su auksinėmis monetomis ir brangakmeniais. 1640 metais Merchant Royal grįžo iš vienos iš šių prekybinių kelionių, kai įgula pastebėjo nuotėkį. Jie sustojo Kadize, Ispanijoje, kad atliktų išsame korpuso remontą ir į jūrą nebegrįžo iki kitos vasaros. Netrukus prieš laivui vėl išplaukiant, kitas laivas Kadize užsidegė. Tai buvo laivas, kuris turėjo gabenti auksą ir sidabrą į Flandriją, kur ispanų kariai kovojo 2 frontų kare prieš olandų sukilėlius ir prancūzų įsibrovėlius, vienu metu vykusiuose 80 metų kare ir Prancūzijos-Ispanijos kare. Tas lobis turėjo būti panaudotas tiems kariams apmokėti. Lindberghis pasinaudojo situaciją ir pasiūlė pervežti lobį laivu Merchant Royal. Laivas išplaukė kartu su savo seseriniu laivu Dover Merchant paskutinę 1641 metų rugpjūčio savaitę. Deja, korpuse vėl atsirado pratekėjimas. Tai neturėjo būti didelė problema, nes laive dėl šios priežasties buvo įrengtos pompos. Tačiau kai Merchant Royal pradėjo plaukti palei Anglijos pakrantę, ją užklupo stipri audra. Pompos nustojo veikti ir laivas pradėjo semtis vis daugiau vandens. Pasak kai kurių šaltinių, Lindberghis iš pradžių nenorėjo palikti savo laivo ir jame buvusių turtų. Jis neva teigė, kad sunkiai dirbo, kad sukauptų tokį turtą ir neketina jo tiesiog išmesti. Tačiau kai sąlygos blogėjo, tapo aišku, kad išgelbėti turtą nebus įmanoma. Jis paleido vieną iš Merchant Royal patrankų ir tai patraukė Dover Merchant įgulos dėmesį. Seserinį laivas atplaukė išgelbėti įstrigusių jūreivių, o Merchant Royal su savo lobiu nugrimzdo į vandenyno dugną. Nuo to laiko lobių ieškotojai bando surasti nuskendusio laivo nuolaužas. Vertinimai, kiek vertas laive buvęs lobis, labai skiriasi. Tai galėtų būti vos 250 milijonų arba net 20 milijardų. Dallas painiavos kyla dėl karaliaus Karolio I parašyto memorandumo. Raštelyje teigiama, kad Merchant Royal praradimas buvo didžiausias, koks kada nors patirtas praradus vieną laivą, nes jis gabeno krovinį, kurio vertė buvo bent 400 000 svarų. Britų bibliotekoje rastame lankstinuke nuostolis apibūdinamas kaip 300 000 svarų grynųjų tauriųjų metalų, 100 000 svarų aukso ir tiek pat vertės brangakmenių. Formuluotė neleidžia aiškiai suprasti, ar svarai naudojami kaip svorio ar kaip valiutos vienetas, o tai yra reikšmingas skirtumas. Kad ir kokia būtų tiksli tauriųjų metalų ir aukso vertė, tai vis dar traukia lobių ieškotojus. 2007 metais buvo spėliojama, kad amerikiečių narai iš Juodosios gulbės projekto rado nuolaužas, tačiau tai nepasitvirtino. 2019 metais Kornvalio žvejai rado inkarą, kuris iš pradžių atrodė panašus į tą, kurį naudojo Merchant Royal, tačiau niekada nebuvo patvirtinta, kad jis priklausė šiam laivui. Kol kas laivas lieka nerastas.
Veidas McCluskis, jaunesnysis, gimė Buffale, New York'e 1902 metais. Praėjus 25 metams jis baigė JAV karinio jūrų laivyno akademiją, o vos per 3 metus tapo navigatoriumi. Tarnybos kariuomenėje metu jis ėjo tarnybą per kelias rotacijas, tačiau taip pat tarnavo keliose sausumos bazėse. 1941 metų balandį, Antrojo pasaulinio karo metu, jis tapo 6-osios naikintuvų eskadrilės vadu ir galiausiai Enterprise oro grupės vadu. Tuo metu Pearl Harboro ataka užtikrino JAV kariuomenės įtraukimą į karą. 1942 metų birželį McCluskis ir 32 pikavimo bombonešiai gavo labai specifinę ir pavojingą užduotį. Jiems buvo liepta skristi virš Ramiojo vandenyno, ieškant Kido Butai laivyno lėktuvnešių, priklausiusių Japonijos imperatoriškajam laivynui ir, jei įmanoma, juos sunaikinti. Jiems buvo duotos tikslios koordinatės, kur galėjo būti laivynas, ir grupė išvyko vykdyti savo misijos. Tačiau netrukus jie suprato, kad pasiklydo, nes laivynas arba buvo pajudėjęs, arba jiems buvo pateikta neteisinga informacija. McCluskis pastebėjo, kad japonų naikintojas plaukė į šiaurės rytus ir jis nusprendė, kad šis laivas ketina susitikti su lėktuvnešiais, todėl nusprendė jį sekti. Tai nebuvo lengvas sprendimas, nes jis nepakluso įsakymams, o lėktuvų grupė dėl padaryto aplinkelio pradėjo stokoti degalų. Jis taip pat nusprendė nesusisiekti radio ryšiu su niekuo, nes manė, kad jo pranešimas bus perimtas. Vėliau jis sužinojo, kad jei būtų paprašęs tolesnių nurodymų radio ryšiu, nebūtų sulaukęs daug pagalbos, nes niekas jo lėktuvnešyje nebuvo sužinojęs apie Japonijos laivyno perkelimą. McCluskis ir jo vyrai skrido pietvakarių kryptimi, tikėdamiesi sutikti ieškomą laivyną ir praskrido virš pirminių nurodytų koordinačių. Vėliau jis sakė, kad jautė Kido Butai buvimą, nes tikėjo, jog ankstesnė ataka prieš jį sulėtino jo judėjimą ir privertė pakeisti kursą. Jis teisingai numanė, kad laivynas pasuko į šiaurės rytus, kad surengtų kontrataką prieš JAV antvandeninius laivus ir pasuko ta kryptimi. Tada atėjo pats netikėčiausias šios istorijos momentas. McCluskis ir jo bendražygiai pilotai pastebėjo Kido Butai ir pasiruošė mūšiui. 3 lėktuvnešiai Kaga, Akagi ir Soryu pasirodė akiratyje ir visiškai neįtikėtinai, kaip tik tuo metu, kai jie pasuko pulti, visi 3 lėktuvnešiai turėjo persikrauti ginklus, suteikdami McCluskiui ir jo vyrams puikią progą smogti. Eskadrilė iš USS Yorktown atvyko pačiu laiku ir visi 3 lėktuvnešiai buvo tiksliai užpulti. Akagi ir Kaga buvo palikti, o Soryu nuskendo. Visa ataka truko vos kelias minutes, o Japonijos laivynas neteko 3 savo vertingiausių lėktuvnešių dėl mažai tikėtinų sutapimų virtinės. McCluskis tvirtino, kad jis ir jo vyrai nepadarė nieko ypatingo, jie tiesiog pasikliovė savo mokymais ir intuicija, vykdydami užduotį. Tačiau nėra abejonių, kad sutapimas šiame įvykyje suvaidino tam tikrą vaidmenį. Viena keisčiausių pastarųjų metų paslapčių įvyko mažame žvejų kaimelyje prie Venesuelos Karibų jūros pakrantės. Kai kuriems kaimo gyventojams tai atrodė kaip dieviškas įsikišimas. Kiti įtarė sąmokslą, tiesa vis dar lieka nepaaiškinta. Pasak naujienų pranešimų, paslaptingojo guaka aukso istorija prasidėjo nuo žvejo vardu Dželmanas Leresas. Leresas gyveno Guakos kaime, mažame žvejų kaimelyje, esančiame Venesuelos šiaurinėje pakrantėje. Atradimo metu 2020 m. gruodį kaimas išgyveno sunkumus. Ekonominė situacija Venesueloje juos stipriai paveikė ir daugelis bendruomenės žmonių sunkiai galėjo gauti maisto savo ir savo šeimoms. Kaimas tradiciškai tiekdavo didelę Pietų Afrikos dalį sardinėmis. Taip pat čia buvo vyriausybinės tunų konservavimo gamyklos. Šios gamyklos buvo uždarytos, o didėjančios kuro kainos apsunkino galimybę išplaukti žvejoti. Dėl to aukso atradimas tapo dar neįtikėtinesnis. Leresas anksti ryte vaikščiojo paplūdimiu, kai pastebėjo kažką blizgantį smėlyje. Jis sustojo ir iškasė auksinį medalioną su mergelės Marijos atvaizdu. Leresas parsinešė medalioną namo ir pasidalijo savo radiniu su šeima. Netrukus apie paslaptingą auksinį daiktą sužinojo visas kaimas. Jie nuėjo į paplūdimį pažiūrėti, ar patys galėtų ką nors rasti. Jie greitai sužinojo, kad Lereso medalionas nebuvo vienintelis dalykas, kurį galima rasti. Per kelias artimiausias dienas kaimo gyventojai šukavo smėlį ieškodami kitų papuošalų.
Pasak New York Times, kai kurie praleido naktį miegodami paplūdimyje, kad apsaugotų mažą smėlio lopinėlį, kurį per paieškas buvo pasižymėjęs savo. Beveik kiekvienas kaimo gyventojas išėjo su bent vienu auksiniu daiktu. Dauguma rado mažus žiedus, tačiau kiti aptiko auskarus, medalionus ir auksinės grandinėlės. Spėlionės apie tai, iš kur atsirado paslaptingas auksas, prasidėjo iš karto. Kai kurie spėliojo, kad jis galėjo būti iš nuskendusio laivo, prikrauto lobio, kuris prieš šimtmečius patruliavo Karibų jūroje. Buvo pakankamai piratų istorijų, kad būtų galima manyti, jog vienas iš šių laivų galėjo būti šaltinis. Jei audra ar didžiulė banga būtų išjudinusi lobio skrynę, tai galėtų paaiškinti, kodėl ji tik dabar iškilo į paviršių. Kiti buvo skeptiškesni dėl šaltinio. Buvo pasiūlyta, kad Venesuelos vyriausybė galėjo palikti šiuos daiktus paplūdimyje, tikėdamasi, jog tai galėtų sustabdyti tuo metu vykusius protestus. Kai kurie tai tiesiog laikė dieviška dovana, ypač todėl, kad tai sutapo su sardinių sugrįžimu į vietinius vandenis po 4 mėnesių nebuvimo. Tačiau dauguma kaimo gyventojų pernelyg nesirūpino, iš kur atsirado tas auksas. Daiktai buvo greitai parduoti kaimininiuose miesteliuose ir kaimuose, kai kurie daiktai net už $100,000. Guakos gyventojai pinigus naudojo maistui, kurui ir labai reikalingam remontui. Kadangi dauguma daiktų buvo greitai parduoti, beveik nebuvo galimybės atlikti kokius nors tyrimus. The New York Times užsakė tyrimą dėl rastos grandelės ir auksinės grandinėlės. Rezultatai parodė, kad daiktas greičiausiai buvo pagamintas Europoje 20 amžiaus viduryje, todėl buvo paneigtos istorijos apie 17–18 amžių piratų lobį. Gali būti, kad naujesnis papuošalų krovinys, nukritęs už borto, galėtų paaiškinti šį radinį. Tačiau jokių tokių incidentų su guaka auksu nesusieta ir niekas nepareiškė pretenzijų į šiuos daiktus. Filmas Gamtos jėgos buvo išleistas 1999 metais, o pagrindinius vaidmenis jame atliko 2 garsiausios Holivudo žvaigždės – Sandra Bullock ir Benas Affleckas. Filmo siužetas pasakoja apie Beną, kurį vaidina Benas Affleckas, dirbantį kietais viršeliais leidžiamų knygų anotacijų rašytoju. Filmas prasideda, kai jis keliauja iš New Yorko į Savanos miestą Džordžijos valstijoje, nes ten ketina tuoktis. Jis šiek tiek bijo skristi lėktuvu ir sunerimsta, kai pamato, kad šalia jo sėdi Sandros Bullock herojė Sara. Jos asmenybė visiškai priešinga jo. Ji laisvos dvasios žmogus, kuris iš karto pradeda su juo bendrauti. Jis sugeba ištverti pokalbį, kol lėktuvas pagaliau ruošiasi pakilti. Tačiau tada jo didžiausias baimės tampa realybė. Kai lėktuvas kyla, į vieną iš jo variklių įskrenda paukštis ir lėktuvas nuslysta nuo tako, sukeldamas paniką visiems keleiviams. Visi saugiai išlipa iš lėktuvo, tačiau tiek Benas, tiek Sara yra pernelyg išsigandę, kad sėstų į kitą skrydį. Todėl jie nusprendžia pasidalinti taksi su vyru vardu Vikas, kuris taip pat išvengė nelaimės. Laikas labai svarbus, nes Benas turi spėti į New Yorką laiku savo vestuvėms. Tačiau kaip dažnai būna tokio tipo filmuose, kiekvienas posūkis atneša naują kliūtį, o likimas, atrodo, yra prieš jį. Pirmiausia, trijulė yra suimama, kai Vikas nusprendžia pavartoti narkotikų taksi automobilyje. Tačiau Benas ir Sara yra paleidžiami ir jie nusprendžia važiuoti traukiniu, o ne imti kitą taksi. Deja, po nuoširdaus pokalbio jie sužino, kad traukinys iš tikrųjų važiuoja į Čikagą. Tada jie išlipa iš traukinio ir suartėja kalbėdamiesi apie Beno abejones dėl santuokos. Sara tada sužino, kad jos buvęs vyras bando sužlugdyti jų beigelių parduotuvės pardavimą Savanoje. Ji paprašo Beno apsimesti jos vyru, kai jie ten atvyks, ir jis sutinka, nes pajamos iš jos parduotos parduotuvės dalies atiteks jos sūnui, su kuriuo ji buvo susvetimėjusi. Kelionei tęsiantis, pora jaučia vis didesnę trauką vienas kitam. O kai jie sutinka Beno pabrolį ir jo sužadėtinės pamėgę, kyla įtarimų, kad jie turi romaną. Trauka tik stiprėja ir vienu momentu Benas pareiškia, kad yra pasiruošęs atšaukti savo vestuves, tačiau atėjus dienai jis persigalvoja ir veda savo sužadėtinę. Sara nusprendžia tyliai išvykti ir galiausiai vėl susitinka su savo sūnumi. Tai nuspėjamas filmas, kuris nesulaukė sėkmės kino teatruose, tačiau jis išsiskiria dėl labai keisto sutapimo. 2000 metų gruodį, praėjus kiek daugiau nei metams po filmo Stichijų galia pasirodymo, Bullock išvyko į Jacksono Holio oro uostą Vajomingė praleisti kalėdų su savo vaikinu Bobu Schneideriu. Jis skrido verslo lėktuvu, 2 variklių Hawker, kai artėjant prie nusileidimo tako, pilotas dėl pavojingų sąlygų padarė klaidą ir supainiojo žemės žiburius su tako žibintais. Lėktuvas buvo neteisingai išrikiuotas su nusileidimo taku ir vos tik palietė žemę, nuvažiavo nuo tako, lygiai taip, kaip buvo filme.
Per incidentą niekas nenukentėjo, tačiau žiniasklaida greitai atkreipė dėmesį į tai, kaip mažai tikėtina, kad toks įvykis galėtų nutikti aktoriams filme, o paskui ir tikrovėje. Pasak mokslininkų, mes daugiau žinome apie Marso paviršių nei apie didžiausios Žemės gėlo vandens ežerų sistemos didžiųjų ežerų dugną. Kai 2022 metais mokslininkai bandė tai pakeisti kartografijos projekte, jie netikėtai aptiko kažką paslaptingo ir netikėto. Mokslininkai dirbo federaliniu mastu saugomoje Mičigano ežero teritorijoje, kuri yra žinoma kaip 10 sudužusių laivų vieta. Projekto tikslas buvo sudaryti šių nuolaužų žemėlapį, pateikiant informaciją, kuri vėliau galėtų būti panaudota geresniam teritorijos valdymui. Tačiau tai, ką mokslininkai rado, buvo visiškai nepanašu į nieką, ką jie buvo matę Mičigano ežere. Tai buvo didelių apvalių įdubimų serija ežero dugne, nusidriekusi mylių atstumu. Įdubos netrodė esančio žmogaus sukurtos, tačiau tai nepadėjo susiaurinti galimų jų kilmės variantų. Tolimesni tyrinėjimai suteikė mokslininkams daugiau informacijos apie įdubas, tačiau jie vis dar nėra tikri, kas tiksliai jas sukėlė. Toje vietovėje buvo rasta maždaug 40 įdubų, nors mokslininkai mano, kad tikriausiai yra ir daugiau, kurios dar net nėra pažymėtos žemėlapyje. Jų skersmuo siekia nuo 300 iki 600 pėdų, o jos driekėsi linija nuo taško maždaug 14 mylių į pietryčius nuo Šeboigano, Viskonsine, pietų kryptimi link Port Vašingtono. Manoma, kad šios duobės nėra naujos, tačiau įdomu pažymėti, jog laivų nuolaužų ieškotojai, dirbantys toje vietovėje, pastebėjo šias duobes maždaug tuo pačiu metu kaip ir mokslininkai. Yra keletas teorijų, kas galėtų būti šios įdubos, iš kurių dažniausia smegduobės. Smegduobės buvo rastos kaimyninėme Hurono ežere 2001 metais ir atrodo panašiai kaip dariniai rasti Mičigano ežere. Jos susidaro taip pat kaip ir smegduobės sausumoje. Požeminis vanduo palaipsniui ardo klintinį pagrindą, kai juda per šią teritoriją. Taip susidaro požeminės ertmės ir urvai, kurie laikui bėgant vis didėja ir didėja. Galiausiai uola tarp šių ertmių ir ežero dugno tampa tokia plona, kad nebegali išlaikyti viršuje esančio svorio ir urvo lubos įgriūva. Hurono ežere mokslininkai aptiko, kad druska ir siera į ežerą patenka per požeminį vandenį. To nepakanka, kad turėtų reikšmingą poveikį visam ežerui, tačiau tai prisideda prie ekstremalios aplinkos pačiuose smegduobėse. Kol kas mokslininkai nerado jokių pų, kad požeminis vanduo per tas smegduobes patektų į Mičigano ežerą, tačiau tai galbūt dar tik laukia, kol bus atrasta. Yra ir keletas kitų pasiūlymų, kas galėtų būti tos įdubos. Tai gali būti ledynų išraižytos žymės paskutinio ledynmečio metu, arba krateris susidaręs iš apačios kylančio vandens, arba įstrigusių angliavandenilių išsiskyrimas. Kol mokslininkai bando išsiaiškinti geologinę įdubų paslaptį, taip pat lieka paslaptis, kokia gyvybė gali juose slėptis. Įdubos yra per gilios, kad pasiektų saulės šviesa ir juose yra itin šalta. Tačiau mokslininkai jau atrado gėlavandenių oposuminių krevečių, mažų žuvų ir invazinę midijų rūšį gyvenančių ten tamsoje. Hurono ežero smegduobėse dvi skirtingos bakterijų rūšys užmezgė unikalius simbiotinius santykius viena su kita. Mičigano ežere tam nėra įrodymų, tačiau mokslininkai tikisi čia vandenyje aptikti įdomios mikrobinės gyvybės. Tolimesni tyrimai apie gyvybę čia galėtų suteikti įžvalgų apie tai, kokia buvo ankstyvoji gyvybė Žemės vandenynuose prieš milijardus metų. Kaip jau minėta anksčiau, tikimybė būti nutrenktam žaibo arba laimėti loterijoje yra itin maža. Bet įsivaizduokite, jei abu šie įvykiai nutiktų tam pačiam žmogui per jo gyvenimą. Tas žmogus yra Peteris Makartis. Jis kilęs iš Naujosios Škotijos Kanadoje, kur yra parduotuvės savininkas. Tačiau jo sėkmės ir nesėkmės istorija prasidėjo gerokai anksčiau nei jis tapo suaugusiu, kai jis leido laiką laive. Jis pasakojo naujienų portalams, kad būdamas 14 metų jis ir jo šeima nusprendė leistis į kelionę valtimi ir jie niekada nesitikėjo, kad viskas pasisuks taip netikėtai ir baisiai, kaip nutiko. Jis teigė, kad vienu metu jie buvo nuvairavę valtį į seklumą ir jam buvo pavesta įsitikinti, kad valtis tinkamai užrakinta prieš išeinant. Tai buvo tobula diena plaukioti valtimi, nes švietė saulė, o jis kelionės metu pastebėjo, kad danguje buvo tik vienas baltas debesis. Tačiau kitą akimirką jis atsibudo prie valties, o jo šeima paaiškino, kad žaibo iškrova perėjo per netoliese esančio medžio šakas prieš jį nutrenkdama. Jis buvo nuvežtas į vietinę ligoninę, kur jam buvo suteikta pagalba ir galiausiai jis visiškai pasveiko.
Jis manė, kad išgyveno vieną iš mažiausiai tikėtinų įvykių, kokius tik galėjo patirti savo gyvenime. Tačiau po daugelio metų jau būdamas suaugęs, jis dar kartą pranoko visas tikimybės. Ir šį kartą tai visam laikui pakeitė jo gyvenimą. 2015 m. Liepą jis ir viena iš jo bendradarbių vardu Diana Miller nusprendė kartu nusipirkti 649 loterijos bilietą. Ironiška, bet jis nusipirko bilietą savo paties parduotuvėje ir žinojo, kad jei laimėtų, kaip pardavėjas gautų papildomus 10 000 kaip premiją. Šis loterijos bilieto pirkimas nesiskyrė nuo kitų, nes jis ir Diana jau daugiau nei metus bandė laimę ir niekada nesitikėjo laimėti didelės pinigų sumos. Tačiau paaiškėjo, kad jie klydo. Kitą rytą po burtų traukimo jie suprato, kad laimėjo pagrindinį prizą. Ir Atlanto loterijos biure, Monktono mieste, jiems buvo įteiktas $1 milijono prizas. Tuo metu tikimybė laimėti loterijoje buvo 1 iš 14 milijonų ir pora negalėjo patikėti savo sėkme. Tačiau tai nebuvo šios neįtikėtinos istorijos pabaiga. Visiškai neįtikėtina, tačiau Petro dukra taip pat buvo nutrenkusi žaibas per savo gyvenimą. Tai situacija, kuri atrodo beveik per daug neįtikėtina, kad būtų tikra. Tikimybė, kad žmogų nutrenks žaibas, vėliau jis laimės loterijoje, o tada dar vieną jo šeimos narį nutrenks žaibas, yra apskaičiuota kaip maždaug 1 iš 2,6 trilijono. Tai įrodo, kokia neįtikėtina buvo Petro sėkmė. Diana pareiškė, kad savo laimėjimo dalį panaudos kelioniai į Kankuną Meksikoje, o Petras sakė, kad su žmona yra susituokę daugiau nei 30 metų. Todėl mano, jog būtų gera idėja nusivesti ją į antrąją povestuvinę kelionę. Petras taip pat laimėjo papildomus $10 000 kaip parduotuvės savininkas ir planuoja likusius pinigus panaudoti prasmingai, kai tik baigsis jo kelionė su žmona. Jis šį laimėjimą priėmė kaip patvirtinimą, kad gyvenime viskas įmanoma, nesvarbu, kaip neįtikėtinai tai atrodytų. Olmekų civilizacija gali būti viena iš svarbiausių senovės civilizacijų, kurios kada nors egzistavo. Kai kurie senovės istorikai mano, kad jie galėjo būti motininė kultūra vėlesnėms civilizacijoms, kurios įsikūrė Mezoamerikoje. Tačiau šiandien apie pačius Olmekus žinoma labai mažai. Viena iš šios paslapties priežasčių yra akivaizdus rašto sistemos nebuvimas. Pirmoji patvirtinta rašto sistema iš Mezoamerikos buvo zapotekų raštas, datuojamas tarp 500 ir 600 metų prieš mūsų erą. Tai buvo artėjant Olmekų didžiausios įtakos laikotarpio pabaigai, kai zapotekai tapo svarbesni, o Olmekai pradėjo nykti. Kadangi Olmekai nepaliko jokio rašto, sunku suprasti jų kultūrą, papročius ir istoriją, išskyrus jų įtaką būsimoms civilizacijoms. Tačiau 1990-aisiais kasinėjimai buvusiose Olmekų žemėse parodė, kad jie galėjo palikti tam tikrą raštą. Pirmasis iš jų, apie kurį buvo rašoma akademinėje literatūroje, buvo atrastas 1997 arba 1998 metais. Kasinėjimų darbai San Andreso vietovėje atskleidė unikalų objektą. Tai buvo cilindro formos antspaudas, apytiksliai kumščio dydžio. Simboliai buvo kruopščiai išraižyti ant antspaudo, o archeologai spėjo, kad jis buvo naudojamas spaudai ant audinio. Kai antspaudas buvo pamirkytas į rašalą ir perridantas per popierių, jis atskleidė paukščio atvaizdą su piltuvu išeinančiu iš jo snapo. Piltuvas beveik primena šiuolaikinius kalbos debesėlius, nes jis veda prie simbolių sekos. Archeologai mano, kad simboliai gali būti išversti kaip 3 adža. Data pagal šventąjį 260 dienų kalendorių ir galbūt valdovo vardas. Cilindras datuojamas maždaug 650 metų pradžių Kristus, keliais dešimtmečiais anksčiau nei pirmasis zapotekų raštas. Šis atradimas dar nebuvo pilna rašto sistema, tačiau jis leido manyti, kad Olmekų laikais jau buvo simbolių perteikiančių tam tikras prasmes. Praėjus keleriems metams po to, kai buvo atskleistas San Andreso antspaudas, buvo rastas dar senesnis artefaktas. Šis atradimas nebuvo padarytas archeologinių kasinėjimų metu, o vykdant kelio statybos darbus. Darbininkai rado serpentininės uolienos bloką. Viena pusė buvo nušlifuota ir šiek tiek įgaubta. Šioje lygioje pusėje buvo išraižyti simboliai. Ant akmens buvo atpažinti 62 simboliai, o pats akmuo tapo žinomas kaip Kaskahalo blokas, pagal kaimą, kuriame jis buvo rastas. Kai kurie iš jų kartojosi, o iš viso buvo pavaizduota 30 unikalių ženklų. Jie svyravo nuo labai aiškių, realiame pasaulyje matomų dalykų, tokių kaip vabzdžiai, žuvys ir kukurūzai, vaizdinių iki labiau abstrakčių ženklų. Rašymo sistema nebuvo išdėstyta stulpeliais kaip kitos Mezoamerikos rašto sistemos. Vietoj to simboliai buvo jungiami į nedidelės grupės ir atrodo buvo skaitomi horizontaliai.
Kaip šios grupės tarpusavyje susijusios, jei apskritai yra susijusios, nėra žinoma. Artefakto datavimas buvo sudėtingas. Archeologai naudojo tame pačiame griuvėsių sluoksnyje rastas keramikos šukes, kad nustatytų apytikslę datą – apie 900 metų prieš mūsų erą. Kiti tuo suabejojo. Faktas, kad blokas buvo rastas buldozerio suverstuose griuvėsiuose, o ne tinkamai vykdytuose archeologiniuose kasinėjimuose, apsunkina galimybę nustatyti, kaip jis buvo susijęs su kitais griuvėsiais. Tačiau geologai ištyrė bloką ir nustatė, kad įrašuose yra oro sąlygų poveikio požymių. Raštas yra senovinis, net jei tiksliai nežinome, iš kokio laikotarpio jis yra. Simboliai ant Kaskačalo bloko yra nepanašus į jokius vėlesniuose Mezoamerikos rašto sistemose matytus ženklus. Neturint su kuo palyginti, šiuolaikiniams istorikams neįmanoma tiksliai nustatyti, kas ten parašyta. Faktas, kad buvo atrastas tik vienas artefaktas, taip pat neleidžia pasakyti, ar tai tikras raštas, ar kažkas daug paprastesnio. Tačiau galimybė ateityje rasti daugiau artefaktų reiškia, kad Olmekų rašto sistemos paslaptis vieną dieną gali būti išspręsta. Tikimybė laimėti bet kurį didįjį loterijos prizą bet kurioje pasaulio vietoje yra itin maža ir dauguma mūsų niekada nepatirs džiaugsmo laimėti gyvenimą pakeičiančią pinigų sumą. Remiantis naujausią statistiką, tikimybė laimėti JAV Powerball loterijoje yra maždaug 1 iš 292 milijonų. Tikimybė laimėti Mega Millions loterijoje yra dar mažesnė – 1 iš 302 milijonų. Atsižvelgiant į tai, kad tikimybė, jog per gyvenimą į jūs trenks žaibas, yra 1 iš 1,2 milijonų, tai tik parodo, kokia mažai tikėtina yra loterijos laimėjimo galimybė. Tačiau viena pora 2025 m. gruodį įveikė visas šias menkas tikimybes. Ši neįtikėtina istorija prasidėjo 2018 metais, kai vyras ir žmona Richardas Davis ir Faye Stevenson Davis nusprendė dalyvauti Euro Millions Millionaire Maker loterijoje. Ir kaip dauguma iš mūsų žaisdami loterijoje, jie niekada nesitikėjo laimėti jokio pagrindinio prizo. Tačiau likimas buvo jų pusėje ir jie buvo informuoti, kad laimėjo stulbinančius 1,3 milijono dolerių. Jų gyvenimas pasikeitė į gerąją pusę, tačiau jie tikėjosi, kad galės pakartoti tą netikėtą laimėjimą ir toliau pirkti daugiau loterijos bilietų. Faye, psichikos sveikatos specialistė, vėliau žiniasklaidai sakė, kad ji ir Richardas žinojo, jog tikimybė laimėti 2 kartus yra beveik lygi nuliui. Ir jie žinojo, kad jei bent jau nedalyvaus loterijoje, niekada neturės galimybės tapti pakartotiniais laimėtojais. Nors jų pirmasis laimėjimas buvo automatinis, antrasis buvo šiek tiek sudėtingesnis. Jie atspėjo 2 iš ištrauktų skaičių, o tai užtikrino jų patekimą į atsitiktinių skaičių parinkimą kitam tiražui. Richardas, buvęs kirpėjas, dabar dirbantis kurjeriu, teigė, kad jie laukė kito lošimo sulaikę kvėpavimą. Jie vėl atspėjo 2 skaičius ir dar kartą pateko į sėkmės burtų traukimą. Ir taip nutiko iš viso 4 kartus, kol įvyko tai, apie ką net negalėjo pagalvoti. 4-ajame traukime visi jų skaičiai sutapo ir jie laimėjo dar 1,3 milijono dolerių. Tokio įvykio tikimybė yra daug mažesnė nei įprasto loterijos traukimo ir paaiškėjo, kad jie įveikė 1 iš 24 trilijonų tikimybę. Paklaustas apie jų neįtikėtiną dvigubą laimėjimą, Richardas teigė, kad sėkmę jie priskiria pozityviam mąstymui. Jis pridūrė, kad jie visada tikėjo, jog abiem atvejais yra galimybė laimėti ir jų atkaklumas galiausiai atsipirko. Tačiau tai nėra pirmas kartas, kai kas nors laimi loteriją 2 kartus. Vyras vardu Paulas Cochrane 2 kartus per vieną naktį laimėjo Powerball loteriją, o žaidėjas iš Kolorado tą pačią loteriją laimėjo 2 kartus per 3 mėnesius. Abiem atvejais žaidėjai iš viso laimėjo po 2 milijonus dolerių. 1973 m. gruodžio 6 dieną 2 kaukėti vyrai pavogė maždaug 7300 dolerių iš traukinio, važiavusio per Šiaurės Kvinslando atogražų mišką Australijoje. Ši vagystė tapo pagrindinė naujiena Kearns miestelyje ir tyrimas buvo nedelsiant pradėtas, tačiau jokių vyrų pėdsakų niekada nerasta. Praėjus daugiau nei 50 metų, nusikaltimas vis dar neišaiškintas. 1800 klasės geležinkelio motorinis vagonas išvyko iš Kearns stoties apie 9:40 ryto. Jis važiavo į Kurandą, mažą kaimelį Upogražų miške, kuris pradėjo save reklamuoti kaip turistinę vietą. Vagone buvo nuo 15 iki 20 keleivių. Nė vienas iš jų nežinojo apie pinigus, kurie taip pat buvo gabenami. Kas 2 savaites Kurandos geležinkelis gabendavo atlyginimų vokelius, kurie būdavo ranka įteikiami prie linijos dirbantiems techninės priežiūros darbuotojams. Dėžė su pinigais buvo prirakinta grandine prie stabdžio rankenos galiniame traukinio palydovo vagone.
Pirmoji kelionės dalis praėjo be jokių problemų, tačiau traukiniui pasiekus 6-ąjį tunelį, traukinio palydovas pastebėjo kažką negero. Ant bėgių buvo uždėtas didelis akmuo. Traukinys sustojo, o traukinio palydovas išlipo bandyti patraukti akmenį. Iškart iš krūmų, supančių geležinkelio liniją, išėjo 2 vyrai. Jie pritvirtino grandines prie traukinio ratų priekyje ir gale, todėl transporto priemonė negalėjo niekur pajudėti. Vyrai buvo ginkluoti ir įlipę į traukinį grasino keleiviams bei įgulai. Iš pradžių keleiviai manė, kad vagystė yra pasirodymas arba pokštas, tačiau greitai suprato situacijos rimtumą, kai į bagažo skyrių buvo iššauta kulka. Įgula bandė plėšikams paduoti netikrą pinigų dėžę, tačiau nusikaltėliai ją atidarė vietoje ir suprato, kad ji yra netikra. Tada jiems buvo atiduota tikroji pinigų dėžė ir jie pabėgo. Niekas nenukentėjo per nusikaltimą, tačiau daugelis keleivių buvo suprantamai sukrėsti. Grandinės nebuvo nuimtos ir traukinys vis dar buvo įstrigęs ant bėgių. Nebuvo jokio telefono ir jokios galimybės su kuo nors susisiekti. Mašinistui teko nubėgti 2 kilometrus iki artimiausio miestelio Stony Kiko, kad praneštų apie pavojų. Tuo metu jau buvo praėję daugiau nei 1,5 valandos. Pasak sargybinio, kuris liko prie traukinio, praėjo tik 2 valandos, kol atvyko policija ir pradėjo tyrimą. Buvo aišku, kad vagystė buvo gerai suplanuota. Vyrai buvo pasiruošę. Jie atsinešė tvirtas grandines ir bekelės motociklus, kuriuos per apiplėšimą paslėpė krūmuose. Jie taip pat turėjo informacijos, kuriame traukinyje tiksliai bus gabenami pinigai. Ta dieną tuo maršrutu važiavo ne tik 940 traukinys, tačiau būtent šis buvo vienintelis, kuris buvo sustabdytas. Policija įtarė, kad tai buvo savų darbas. Vienas iš pagrindinių įtariamųjų buvo traukinio sargybinis. Prieš vagystę Clive'as Abdes buvo paprašęs atostogų ir policija įtarė, kad jis planavo tai padaryti, naudodamas pavogtus pinigus. Abdes planavo vykti tik į netoliese esantį Tonsvilį ir niekada nebuvo jokių ženklų, kad jis būtų gavęs kokių nors pinigų. Jis neigė bet kokį dalyvavimą vagystėje ir nebuvo jokių įrodymų siejančių jį su nusikaltimu. Byla greitai atšalo ir nuo to laiko tokia ir liko. Tikėtina, kad vienintelis būdas išspręsti šią paslaptį bus, jei kas nors prisipažins. Tačiau laikui bėgant vis labiau tikėtina, kad kaltininkai jau yra mirę ir ši paslaptis gali niekada nebūti išspręsta. Vienu gyvenimo momentu aktorius Charlesas Coughlinas apsilankė pas būrėją, nes norėjo sužinoti, ar jam pavyks įgyvendinti savo svajonę tapti garsiu aktoriumi. Jam buvo pasakyta, kad tai tikrai įvyks, tačiau jis praras gyvybę savo karjeros viršūnėje, o jo siela liks nerami, kol nebus sugrąžinta į jo gimimo vietą. Coughlinas gimė Princo Alberto saloje 1841 metais. Jis buvo airių šeimos, kuri persikėlė į salą ir sunkiai vertėsi narys. Bendruomenės nariai sumokėjo už jo išsilavinimą, kai tapo aišku, kad jis labai protingas, o jo tėvas visada tikėjosi, jog jis taps teisininku. Galima tik įsivaizduoti jo tėvo pasipiktinimą, kai Coughlinas jam pasakė, kad nesieks teisininko karjeros ir planuoja tapti aktoriumi. Jis buvo išbrauktas iš tėvo testamento ir jam buvo pasakyta, kad pats turi susikurti savo gyvenimą. Coughlinas išvyko į Angliją ir apsigyveno Londone, kur pradėjo siekti savo svajonės. 1860 metais jis buvo įtrauktas į spektaklio aktorių trupę ir netrukus tapo žinomu aktoriumi Velso princo teatre. Jo karjera prasidėjo daug žadančiai, tačiau jis norėjo daugiau. Jis išvyko į JAV, kur toliau siekė tapti žinomu vardu. Ir visą tą laiką žinios apie jo sėkmę buvo siunčiamos jo šeimai į Princo Alberto salą. Sulaukęs 50, jis jau buvo įtvirtinęs savo karjerą ir nusprendė oftis šiek tiek kitokios veiklos. Jis įkūrė keliaujantį teatro trupę ir rengė pasirodymus visoje šalyje. Šie pasirodymai buvo labai sėkmingi, tačiau nuolatinės gastrolės jį išsekino ir jis pradėjo turėti sveikatos problemų. Jam buvo diagnozuotas gastritas, tačiau jis atsisakė leisti tam sustabdyti jo pasirodymus, kas buvo blogas sprendimas. 1899 metais, būdamas scenoje, jis staiga sukniubo ir neišgyveno. Jis buvo palaidotas Galvestone, Teksase, nes buvo per brangu pargabenti jo palaikus į namus, o tai pagal būrėjos pranašystę reiškia, kad jo dvasia nerastų ramybės. Tačiau nieko nebuvo galima padaryti ir atrodė, kad Coughlinas niekada nebegrįš namo. Tačiau praėjus metams po jo palaidojimo, tą vietovę užklupo uraganas, sukėlęs potvinį, įskaitant ir kapines, kuriuose jis buvo palaidotas.
Jo karstas, kartu su daugybė kitų, buvo išplautas į Meksikos įlanką ir Atlanto vandenyną. Iš ten jis dreifavo palei rytinę pakrantę viena Golfo srovės atšaka. Beveik neįtikėtina, tačiau daugiau nei 8 metus niekas nesusidūrė su šiuo makabrišku reginiu. Tačiau galiausiai karstą rado žvejų grupė visiškai neįtikėtinai prie princo Alberto salos krantų. Jie atpažino vardą ant karsto ir jis buvo pargabentas atgal į salą, kur Koglanas buvo palaidotas netoli bažnyčios, kurioje buvo pakrikštytas kaip kūdikis. Jess, nepaisant visų kliūčių, sugrįžo namo. O tie, kurie tikėjo Burėjos pranašystę, jautė, kad jo siela pagaliau gali rasti ramybę. Vašingtono valstijoje, prerijoje, tarp Reniero kalno ir Švento Elenos kalno, plyti keistas kraštovaizdis, primenantis kitą pasaulį. Nesuskaičiuojama daugybė mažų kalvelių dengia šią teritoriją, sudarydamos įspūdį, tarsi tai būtų spuogai arba burbulinė plėvelė apaugusi žole. Šimtmečius jos glumino mokslininkus, o tikroji kalvelių kilmė iki šiol išlieka paslaptimi. Šios keistos formacijos vadinamos Mimos kalvelėmis, pavadintomis pagal Vašingtono preriją, kur jos yra geriausiai žinomos. Jos sudarytos iš smėlio, dumblo ir uolienų nuosėdų, jų aukštis siekia nuo 2 iki 7 pėdų, o skersmuo nuo 8 iki 40 pėdų. Kai naujakuriai iš vakarų pirmą kartą atvyko į šią vietovę XIX amžiaus viduryje. Jie manė, kad kalvelės turi būti indėnų laidojimo vietos. Tačiau archeologiniai tyrimai įrodė, kad taip nėra. Kalvelėse nebuvo rasta nieko, kas leistų manyti, jog jos buvo sukurtos žmonių. Mokslininkai liko ieškoti natūralesnio paaiškinimo. Mimos prerija kadaise buvo prie pat ledyno krašto, paskutinio ledynmečio metu. Buvo iškelta teorija, kad ši vieta galėjo turėti įtakos kalvelių susidarimui. Viena teorija teigia, kad dėl nuosėdų sankaupų kalti saulės duburiai. Jie susidaro, kai saulė išlydo skylės lede. Vanduo ir vėjas atneša nuosėdas, kurios kaupėsi tose skylėse. Kai ledas visiškai ištirpo ledynmečio pabaigoje, šios nuosėdų krūvos liko. Tačiau radiokarboninis datavimas parodė, kad šios nuosėdos pradėjo formuotis jau po ledynmečio pabaigos. Viena iš keisčiausių, bet populiariausių teorijų yra ta, kad šias kalvas sukūrė kišeniniai goferiai. Šie goferiai kasa urvus po žeme ir iškastas nuosėdas stumia į viršų, o ne žemyn. Goferiai galėjo sukurti vis didesnes kalvas, kad išvengtų potvinių. Daugelis iš pradžių atmetė šią teoriją atsižvelgdami į kalvų dydį. Tačiau kompiuterinis modeliavimas parodė, kad per 100 metų ir daugelį kartų goferiai galėjo sukurti tokio dydžio kalvas, kokios matomos Mimos laukuose. Pagrindinė šios teorijos problema yra ta, kad Mimos prerijoje goferių nerasta. Pradinėme straipsnyje, kuriame buvo iškelta ši teorija, buvo pasiūlyta, kad liga galėjo išnaikinti goferių populiaciją dar prieš atvykstant žmonėms, palikdama tik jų sukurtas struktūras. Tačiau skeptiški mokslininkai teigia, kad net jei Mimoje būtų rasta goferių, tai dar nereiškia, jog jos tikrai buvo atsakingos už kalveles. Naujesnė teorija teigia, kad dėl kalvelių gali būti kalta augmenija. Yra 2 teorijos paremtos augalyje. Viena iš jų teigia, kad vėjo atneštos nuosėdos buvo sulaikytos augalijos ir laikui bėgant palaipsniui susikaupė. Kita teorija teigia, kad medžiai apsaugojo nuosėdas nuo išplovimo potvinių vandeniu, o Mimos kalvelės yra viskas, kas liko po dūlėjimo. Mimos kalvelių priežastys gali būti įvairios. Kalvelių randama ir kitose pasaulio vietose, nuo Ramiojo vandenyno šiaurės vakarų iki Pietų Afrikos. Ar šios kalvelės visos buvo sukurtos tuo pačiu veiksniu, ar tik paviršutiniškai panašios, yra dar vienas klausimas reikalaujantis tolesnių tyrimų. Titaniko nuskendimas 1912 m. balandžio 15 d. žavi istorikus iki šiol. Išgyvenusieji pasakojo siaubo istorijas apie tą naktį, o per daugelį metų ekspertai nagrinėjo šią katastrofą iš visų pusių, siekdami išsiaiškinti, ar jos buvo galima išvengti. Dabar žinome, kad keli veiksniai prisidėjo prie Titaniko žūties ir kad buvo galima išgelbėti daug daugiau gyvybių. Tačiau vienas autorius, vardu Morganas Robertsonas, regis numatė šio lainerio nuskendimą dar kelerius metus prieš katastrofą. Reikėtų pažymėti, kad daugelis žmonių vis dar tiki, jog Titaniko kapitonas teigė, kad laivas yra nenuskendamas, tačiau iš tikrųjų jis niekada taip nesakė. Iš tikrųjų tai buvo žiniasklaida ir reklaminė medžiaga pristatanti laivo pirmąją kelionę, kurios teigė, kad jis negali nuskesti. Tos nakties įvykiai daugeliu iš mūsų yra gerai žinomi ir mes suprantame, prie tragedijos prisidėjo virtinė klaidų ir apsileidimų.
Nors ledkalnis, į kurį atsitrenkė laivas, tikrai atliko pagrindinį vaidmenį katastrofoje. Buvo galima imtis kelių veiksmų, kad būtų išvengta susidūrimo, tačiau likimas turėjo kitų planų. Įvykiai Morgano Robertsono parašytoje knygoje The Wreck of the Titan or Futility stulbinamai panašus į tai, kas nutiko Titanike. Todėl daugelį žmonių mano, kad jis turėjo gebėjimą numatyti ateitį. Tačiau daug labiau tikėtina, kad jo knygos ir tikrų įvykių panašumas tai yra atsitiktinumas. Knygoje laivas vadinamas Titanas ir taip pat laikomas nenuskandinamo. Jame galėjo tilpti iki 2500 keleivių ir jis galėjo pasiekti iki 25 mazgų greitį. Galiausiai laivas išplaukė į savo pirmąją kelionę iš New Yorko ir išvyko į Angliją. Kad pasiektų savo tikslą, jis turėjo plaukti per Šiaurės Atlanto vandenyną, lygiai taip pat kaip po 14 metų plauks Titanikas. Ir abiem atvejais laivai pradėjo plaukti per šią vandenyno dalį pavojingai dideliu greičiu, vengdami ledkalnių. Nors šie sutapimai jau ir taip yra keisti, jų buvo dar daugiau. Tiek Titane, tiek Titanikas atsitrenkė į ledkalnius dešiniajame borte ir po kelių valandų nuskendo ledinėme vandenyje. Abi laivai buvo nepasiruošę tokiam įvykiui, nes nei viename nebuvo pakankamai gelbėjimosi valčių visiems laive buvusiems keleiviams. Abiem atvejais daugiau nei pusės keleivių nepavyko išgelbėti, dauguma jų atsidūrė ledinėme vandenyje. Po Titaniko žūties panašumai tarp katastrofos ir Robertsono knygos sukėlė nemažą ažiotažą. Jis tvirtino, kad jo istorija buvo visiška fikcija, o panašumai tik sutapimai. Tačiau rašydamas knygą, jis taip pat daug domėjosi laivų statybą. Pasinaudojęs šiuo žinojimu ir gausia vaizduotė, jis parašė istoriją, kuri po 14 metų buvo laikoma beveik pranašiška. Ir net jis pats negalėjo paaiškinti nenuginčijamų abiejų katastrofų panašumų. Abu laivai buvo prabangus kruiziniai laineriai. Jie buvo panašaus dydžio, jie galėjo plaukti maždaug tokiu pačiu greičiu. Abu nuskendo maždaug už 400 mylių nuo Newfoundlando krantų ir abiejų tragedijų buvo galima išvengti, jei būtų buvę imtasi būtinų atsargumo priemonių. Ragotosios gyvatės piešinys yra uolų meno kūrinys, sukurtas prieš 200 metų pietinės Afrikos sanų. Tarp karių ir įvairių atpažįstamų gyvūnų atvaizdų yra keista būtybė, kuri nepanaši į jokį tame regione gyvenantį padarą. Šis gyvūnas glumino ekspertus, tačiau nauji tyrimai rodo, kad tai gali būti jau seniai išnykusio gyvūno atvaizdas. Pietų Afrikos Laisvosios valstijos provincijos Karų regione kadaise gyveno Khoi kultūrai priklausę sanai. Sanų tauta vis dar egzistuoja šiandien, tačiau Khoi kultūra jau išnyko. Šie žmonės neturėjo rašto sistemos, todėl dauguma jų žinių apie pasaulį gali būti nustatytos tik archeologijos pagalba. 1930-aisiais archeologai dirbę Koisbergo kalnuose atskleidė šios kultūros elementus. Tarp rastų artefaktų buvo uolų piešiniai, vaizduojantys įsizulų karius, kovojančius su Soto Svano žmonėmis. Šalia šios scenos matoma gyvūnų kolekcija, tarp jų ir neatpažintas padaras. Šis padaras, žinomas kaip iltuotas gyvūnas, turi išlenktą kūną. Matomos priekinės ir galinės galūnės, taip pat uodega ir maža galva. Iš galvos kyšo dvi žemyn lenktos iltys. Artimiausias gyvas gyvūnas, į kurį jis panašus, yra jūrų vėplys, tačiau senai su tokiais gyvūnais nebūtų susidūrę. Ragotosios gyvatės piešinys tuo metu nesulaukė daug dėmesio. Ir tik 2024 metais naujas tyrimas bandė nustatyti, koks tai buvo gyvūnas. Pasak ekspertų, šis meno kūrinys turėjo vaizduoti lietaus padarą. Khoi kultūroje senai įeidavo į transą kaip lietaus ritualų dalį. Šiuose transuose žmonės keliaudavo į dvasinį pasaulį, kur pagaudavo lietaus padarus ir parnešdavo juos į gyvųjų pasaulį. Buvo tikima, kad iltis turintis gyvūnas yra vienas iš šių padarų, tačiau mažai tikėtina, kad jis buvo visiškai išgalvotas menininko vaizduotėje. Tyrėjai teigė, kad senai savo mene nevaizdavo įsivaizduojamų padarų. Kai kurie padarai buvo kitų gyvūnų, tokių kaip gyvatės, šunys ar žmonės su iltimis, junginys. Tačiau nebuvo akivaizdaus gyvūno, kuriuo būtų paremtas paslaptingas padaras su iltimis. Bent jau nebuvo jokio gyvo padaro. Daisonodontas yra seniai išnykęs gyvūnas, kuris gyveno tuo pačiu metu kaip ir dinozaurai. Jis buvo šiuolaikinių žinduolių protėvis, tačiau labiau priminė roplius, kurie tuo metu dominavo Žemėje. Jie taip pat gyveno teritorijoje, kuri dabar yra Pietų Afrika. Karų regione buvo rasta daug fosilijų, įskaitant Daisonodontų fosilijas.
Iš tikrųjų, išnykusio padaro fosilijų galima rasti netoli raguotosios gyvatės panelės. Pasak tyrėjų, paslaptingas padaras priminė tai, kaip kažkas galėjo įsivaizduoti, kad atrodė Dysonodontas, remiantis tik jo suakmenėjusiomis liekanomis. Taškai ant padaro gali netgi būti nuorodos į gumbelius, rastus ant mumifikuotos odos, kuri išliko iki šių laikų. Jei tai yra Dysonodontas, tai yra ankstyviausias žinomas jo atvaizdas. Dysonodontas pirmą kartą buvo aprašytas mokslininkų 1845 metais. Skydų atpažinimo ženklai, pavaizduoti uolų mene, leidžia datuoti šį kūrinį tarp 1821 ir 1835 metų. Vadinasi, jis tikrai yra ankstesnis už atradimą. Nepaisant įtikinamų argumentų, negalima tvirtai pasakyti, kad vaizduojamas būtent tas išnykęs gyvūnas. Sanmeno kūriniuose daugiau nėra ilčių turinčio padaro pavyzdžių, tačiau šie kūriniai galbūt dar laukia, kol bus atrasti. Prancūzijos karalius Liudvikas XVI šį titulą perėmė būdamas vos 19, kai mirė jo tėvas. Jis ir Marija Antuanetė susituokė, kai jam buvo vos 15. Ir galima drąsiai sakyti, kad dėl tam tikrų veiksnių jų santuokoje jis tapo labai susikaustęs, o jo pasitikėjimas savimi smarkiai sumažėjo. Persikelkime į 1789 metų Liepą ir Bastilijos šturmą, kuris įžiebė Prancūzijos revoliucijos pradžią. Praėjus 3 mėnesiams įsiutusi minia šturmavo ir Versalį, ir karališkoji šeima neturėjo kito pasirinkimo kaip tik bėgti, nes tapo aišku, kad jie greičiausiai neišgyvens, jei nepabėgs į Tuileries rūmus. Jie saugiai pasiekė rūmus, tačiau netrukus pavargo būti uždaryti rūmuose ir teigė, kad pradėjo jaustis kaip kaliniai, o ne kaip karališkoji šeima. Jie nusprendė, kad kažkaip turi palikti Paryžių. Nors beveik visi Paryžiuje buvo nusistatę prieš Liudviką, jis tikėjo, kad kaimo vietovėse gyvenantys žmonės priims jį kaip savo karalių. Todėl nusprendė, kad jiems reikia persikelti į Montmedy. Jis buvo įsitikinęs, kad juos apsaugos lojalių karininkų vadovaujami kariai. O Akselis Fersen, švedų karininkas ištikimas Marijai Antuanetei, pradėjo rengti jų pabėgimo planą, kuris žinomas kaip bėgimas į Vareną. Maždaug vidurnaktį, 1791 metai, birželio 20 dieną, jie pradėjo savo kelionę. Liudvikui buvo liepta dėvėti paltą ir skrybėlę, kuriuos paprastai nešiodavo Chevalier de Courny, kuris porą buvo lankęs kelis kartus per savaitę anksčiau. Jų vaikai buvo aprengti mergaičių drabužiais, o guvernantei, kuri lydės šeimą, buvo liepta elgtis taip, lyg jie būtų rusų aristokratė. Marija Antuanetė, kita vertus, turėjo apsimesti guvernantę ir buvo liepta vilkėti visiškai juodais drabužiais, o Liudvikas apsimetė grupės liokajumi. Planas buvo toks, kad karalius ir karalienė keliautų atskiromis karietomis, o likusi grupė judėtų kuo greičiau lengvomis karietomis. Tačiau Marija Antuanetė atsisakė ir primygtinai reikalavo, kad visa grupė keliautų kartu. Kai Džia praėjo pro sargybinius prie miesto vartų, Fersenas prisijungė prie jų sunkioje karietoje, kurią traukė net 6 arkliai. Tuo metu jie jau vėlavo susitikti su kariniais palydovais, kurie turėjo užtikrinti jų saugumą kelyje. Ir Liudvikas pasakė Fersenui palikti grupę. Vienu metu jie pakeitė arklius, tikėdamiesi suklaidinti persekiotojus, jei jų būtų ieškoma, tačiau žinia apie jų pabėgimą jau buvo pasiekusi Nacionalinę gvardiją. Kadangi vilkstinė vėlavo kelias valandas, kariniai palydovai manė, kad planas buvo atsisakytas ir jie neįvykdė savo plano dalies. Be to, grupė keliavo daug lėčiau nei tikėtasi, o kai dienos karietos pakinktai nutrūko, tai sukėlė dar didesnį vėlavimą. Tada, kai jie keitė arklius, Liudvikas nusprendė, kad gera mintis pasikalbėti su kai kuriais vietiniais gyventojais ir jis buvo atpažintas. Žinia apie jų maršrutą buvo iš anksto perduota ir kai juos sustabdė, pašto viršininkas Žanas Baptistas Drouet atpažino tiek Liudviką, tiek Mariją Antuanetę. Jis nusintė žinią į Vareną ir kai grupė atvyko, vienas pagyvenęs vyras atpažino karalių ir instinktyviai jam nusilenkė, taip galutinai nulemdamas jo ir karalienės likimą. Jie abu buvo suimti ir teisiami už išdavystę, po to pripažinti kaltais ir dėl šios nelaimingos atsitiktinumų grandinės daugiau niekada nebuvo laisvi. Kuiperijo juosta yra viena paslaptingiausių vietų mūsų Saulės sistemoje. Būtent čia atsiranda daugelis kometų, kurios lekia Saulės link. Čia taip pat yra Plutonas, Eridė ir kitos nykštukinės planetos. Mokslininkai nuolat sužino vis daugiau apie objektų juostą pačiuose mūsų Saulės sistemos pakraščiuose. Tačiau yra vienas klausimas, į kurį dar neatsakyta. Kodėl jie baigėsi? Daugiau sužinojus apie Kuiperio juostą, mokslininkams pavyko geriau suprasti mūsų Saulės sistemos formavimąsi.
Ledo kūnų žiedas prasideda maždaug prie Neptūno orbitos, 30 astronominių vienetų atstumu nuo Saulės. Ankstyvuoju Saulės sistemos laikotarpiu šie ledo ir uolienų rutuliai buvo daug arčiau centro, kaip ir Neptūnas bei kitos milžiniškos planetos. Pamažu Jupiteris ir Saturnas nutolo nuo Saulės, o tai dar labiau nutolino Uraną ir Neptūną. Neptūnas galiausiai apsistojo dabartinėje savo orbitoje, tačiau planetos judėjimas sutrikdė Kuiperio juostos objektų orbitas. Kai kurie buvo pasiųsti į vidinę Saulės sistemos dalį, kur tapo kometomis arba rėžėsi į planetas. Kiti buvo išmesti dar toliau ir sudarė platų žiedą aplink planetas. Kuiperio juosta yra maždaug 20 astronominių vienetų pločio, tačiau už 50 AU nuo Saulės yra nedaug atrastų objektų. Staigos sumažėjimas yra stebinantis. Pasak mokslininkų, tai nėra tai, ko tikėtumėmės, ir nieko panašaus kitose Saulės sistemose nesame matę. Paprastai nuolaužų laukas nusidriektų daug toliau, bet šiuo atveju taip nėra. Yra keletas galimų priežasčių, kas galėjo sukelti vadinamąją Kuiperio atbrailą. Gali būti, kad ši atbraila yra tiesiog stebėjimų trūkumo pasekmė. Mokslininkai išsiuntė palydovus į Kuiperio juostą ir nauja informacija apie šią sritį nuolat siunčiama atgal į Žemę. Tačiau tai vis dar yra nepaprastai toli ir atima didžiulį kosmoso regioną. Gali būti, kad mes tiesiog dar nieko neradome, o tolesni tyrimai atskleis trūkstamus objektus. Tačiau atrodo labiau tikėtina, kad tai yra tikras sumažėjimas, kurį reikia paaiškinti. Paprastesni paaiškinimai atima mintį, kad tiesiog taip toli nebuvo pakankamai medžiagos. Manoma, kad Kuiperio juosta sudarytas iš medžiagos likusios po planetų formavimosi. Gali būti, kad likusios medžiagos kiekis tiesiog buvo ribotas, todėl ir paaiškinamas šis išretėjimas. Tai prieštarautų tam, ką mūsų modeliai sako apie tai, kaip turėtų atrodyti Saulės sistema. Tačiau gali būti, kad mūsų Saulės sistema yra nenormali palyginti su kitomis. Įdomesnės teorijos teigia, kad dėl to kaltas kitas astronominis kūnas. Mokslininkai jau seniai teorizuoja apie 9-ąją planetą, kuri egzistuoja už Kuiperio juostos ribų. Daugelis didesnių objektų Kuiperio juostoje turi labai ekscentriškas orbitas, arba jų orbitos yra pakreiptos kampu palyginti su viskuo kitu Saulės sistemoje. Vienas iš šio reiškinio paaiškinimų yra dar vienas planetinės masės objektas, skriejantis kažkur tamsiose išorinėse Saulės sistemos srityse. Šio objekto dydis priklauso nuo to, kur tiksliai būtų jo orbita. Jis galėtų būti toks mažas kaip Marsas, tačiau yra tikimybė, kad jis didesnis už Žemę. Tačiau tokio dydžio objektas visiškai nepaaiškintų staigaus sumažėjimo. Gali būti, kad yra keli planetinės masės objektai, kurie dar laukia atradimo. Ir vienas iš jų gali būti labiau panašus į žinomus ledo milžinus nei į Žemę. Kaip Neptūnas, sukėlęs vidinę Kuiperio juostos ribą, ši paslaptinga planeta X galėtų būti atsakinga už išorinę ribą. Ataka prieš Pearl Harborą, įvykusi 1941 m. gruodžio 7-ąją, buvo didžiulė staigmena, nepaisant to, kad JAV žvalgyba numatė, jog kažkuriuo metu tikėtina įvyks išpuolis. Problema buvo ta, kad JAV pareigūnai buvo nusprendę, jog išpuolis bus įvykdytas Pietryčių Azijoje. Ir nors daugumai mūsų buvo mokyta, kad išpuolis įvyko be jokio perspėjimo, iš tikrųjų buvo išsiųsta keletas perspėjimų apie ataką, tačiau jie niekada nepasiekė savo paskirties dėl virtinės mažai tikėtinų sutapimų. Prieš įvykdant išpuolį, Japonija buvo sudariusi alijansą su Vokietija. JAV iki tol bandė išlikti neutralios antrajame pasaulinėme kare ir netgi palaikė diplomatinius santykius su Japonija. Tačiau JAV neutralumui iškilo grėsmė, kai ambasadorius Maxas Bishopas, kuris iš pradžių dirbo Osakoje, o vėliau Tokijuje, sužinojo apie artėjantį išpuolį prieš JAV teritoriją, ypač Pearl Harborą. Bishopui nežinant, planas dar buvo ankstyvoje stadijoje, o išpuolis buvo įvykdytas tik po 11 mėnesių. Tačiau jis iš karto suprato, kad turi kažką daryti su surinkta informacija. Vėliau jis atskleis, kad šią informaciją gavo iš Peru ministro, kuris suprantama nusprendė neatskleisti savo šaltinių. Jis pridūrė, kad Japonija pultų tik tuo atveju, jei nuspręstų pradėti karą su JAV, o Bishopas turėjo įsitikinti, kad ši informacija yra teisinga prieš imdamasis veiksmų. Jis susisiekė su keliais žurnalistais, kurie nušvietė konfliktą Japonijoje ir jie galėjo patvirtinti, kad toks planas iš tikrųjų buvo rengiamas. Jis perdavė tai ambasadoriui Josephui Grijui, kuris tada išsiuntė telegramą į JAV, tikėdamasis, kad ataką pavyks užkirsti. Bishopui buvo liepta grįžti į Vašingtoną, o pakeliui jis sustojo Havajuose, kur susitiko su kareiviais dislokuotais Pearl Harbor.
Jis sužinojo, kad žvalgybiniai skrydžiai buvo vykdomi dieną, nes pilotai naktį nematė ir pradėjo siekti, kad tokių skrydžių būtų atliekama daugiau. Daugiau nei 12 mėnesių jo prašymai liko neišgirsti. Ir deja, ataka buvo įvykdyta taip, kaip buvo prognozuota, su katastrofiškomis pasekmėmis. JAV oficialiai įsitraukė į karą, kuris truko dar 4 metus. Tačiau keletas kitų veiksnių galėjo užkirsti kelią atakai arba bent jau sumažinti jos mastą. Pavyzdžiui, kai buvo pastebėta didelė orlaivių grupė artėjanti prie uosto. Pranešimas apie pastebėjimą buvo išsiųstas į Fort Shafterį, tačiau jį gavęs leitenantas Kermitas Tayloris nusprendė jį ignoruoti, manydamas, kad tai JAV B-17 bombonešiai grįžtantys iš skrydžio. Japonų Purple kodas buvo iššifruotas ir buvo suprasta, kad karas su Jungtinėmis valstijomis yra neišvengiamas. Tačiau JAV kodų laužytojai nesugebėjo nustatyti, kur bus pradėta ataka. Be to, Japonų povandeninis laivas buvo pastebėtas maždaug už 4 mylių nuo uosto pakrantės ir buvo nuskandintas, tačiau jo buvimas nebuvo laikomas rimta grėsme, todėl daugiau nieko nebuvo imtasi. Manoma, kad jei šie įspėjimai būtų buvę išsiųsti ir juos būtų buvę rimtai pažiūrėta, būtų buvę galima pasiruošti atakai ir tos dienos įvykiai galėjo pasisukti visiškai kitaip. Labai jums ačiū, kad žiūrėjote. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka mygtuką. Taip pat nepamirškite prenumeruoti ir paspausti pranešimų varpelio, kad nepraleistumėte visų mūsų būsimų įkėlimų. O mano vardas Top 5 Unknowns ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.